Tiltų tiesimas vienos tiesos amžiuje. Turbūt kiekvienas pastebėjote, kad pastaruoju metu vis daugėja polarizuojančių klausimų, apimančių įvairias mūsų gyvenimo sritis. Kaip čia yra, kad anksčiau jų tiek nebūdavo. Nuo politinių partijų Amerikoje iki karštų diskusijų apie COVID vakcinaciją, nuo amžino Izraelio-Palestinos konflikto iki nuolatinių įtampų Ukrainoje, pasaulis atrodo vis labiau nuspalvintas ryškiais kontrastais. Ir visi įsikabinę į savo nepajudinamas tiesas. Kaip iliustraciją apsvarstykime dabar sąlyginai mažiausiai aistrų keliantį klimato kaitos klausimą. Tai, kas anksčiau buvo mokslinė diskusija, per paskutinius 10 metų tapo giliai polarizuotų klausimų skaidančių žmonės į dvi stovyklas. Pirma, žmogaus įtaka klimato kaitai pripažįstančius. Ši grupė pripažįsta mokslinius įrodymus, rodančius, kad globalinis atšilimas yra realus ir didžiąja dalimi žmogaus veiklos sukeltas reiškinys. Jie pabrėžia poreikį imtis veiksmų, siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir kovoti su klimato kaitos pasekmėmis. Antra grupė – klimato kaitos neigėjus. Ši grupė abejoja arba atmeta mokslinius įrodymus susijusius su globaliniu atšilimu. Jie teigia, kad klimato kaita yra natūralus procesas, nesusijęs su žmogaus veikla, arba kad mokslininkų teiginiai dėl klimato kaitos yra perdėti ar netikslūs. Socialiniai tinklai šiuo klausimu yra pilni skirtingų nuomonių, pradedant nuo raginimų imtis skubių veiksmų ir baigiant visiškų problemos neigimu. Ši polarizacija ne tik trukdo konstruktyviam dialogui, bet ir atidėlioja sprendimus būtiniems veiksmams priimti, kad pilnai ir tiksliai suprastume ir spręstume planetos krizę. Aiškiai galime matyti, kaip žmonės išreiškia save lyginant šiandieninę aplinką su prieš internetinę erą. Anksčiau viešosios raiškos galimybės buvo ribotos ir žmogus turėjo mažiau galimybių viešai išreikšti savo nuomonę. Šiandien įvairios socialinės medijos platformos ir internetas bendra apimtimi suteikia žmonėms galimybę akimirksniu ir plačiai dalintis savo nuomonėmis. Čia informacinės technologijos ir valstybinis reguliavimas vaidina labai svarbų vaidmenį. Laisvė išreikšti savo nuomonę yra kertinis demokratijos akmuo, bet tai taip pat atneša iššūkį subalansuoti šią laisvę su poreikiu išlaikyti socialinę harmoniją. Ar viena priežiūra vykdanti institucija sumažintų tokį polarizavimą? Mintis iš pradžių gali pasirodyti įdomi, bet sudėtinga, su rizika sukurti šališką ir per daug galių turinčią instituciją. Be to klausimai, su kuriais susiduriame, nėra tik apie skirtingas nuomonės, jie apima ir gilius istorinius, kultūrinius ir geopolitinius kontekstus. Viena institucija galėtų pernelyg supaprastinti šiuos sudėtingus klausimus. Manau, kad sprendžiant šį susikalbėjimo klausimą svarbiausia dialogas. Tačiau taip pat turime pripažinti situacijas, kai dialogas nebeįmanomas. Tokiais atvejais dėmesys turėtų būti nukreiptas į bendro egzistavimo puoselėjimą. Bendras egzistavimas reiškia skirtingų nuomonių pripažinimą ir pagarbą, ieškant būdų, kaip gyventi ir dirbti kartu taikiai. Empatijos, kritinio mąstymo ir gebėjimo konstruktyviai bendrauti su skirtingomis nuomonėmis skatinimas ko gero svarbiausias aspektas norint mažinant žmonijos polarizaciją. Mūsų švietimo įstaigos ir žiniasklaida atlieka svarbų vaidmenį skatinant medijų raštingumą ir įvairių perspektyvų supratimą. Naviguodami šiame tarpusavyje susijusiame pasaulyje, atsakomybė gerbti ir apgalvotai bendrauti tampa vis svarbesnė. Kelias link mažiau polarizuoto, supratingesnio ir bendrai egzistuojančio pasaulio yra randamas ieškant subtilaus balanso tarp laisvės ir tvarkos, individualios išraiškos ir kolektyvinės harmonijos.